10:19, laukiam ir sulaukiam svečių iš, sakyčiau, faktiškai iš tolimosios Rusijos parvykusių, bet grįžusių į gimtinę. Čia mes tarp nacionalinio eterio nedarysime. Tai Aidas Bubinas ir Adas Bernius, sveiki vyrai. Sveiki, gyvi. Čia ABBA nuskambėjo ne dėl to, nes ne šiaip savo, nesgi Aidas Bubinas ir Adas Bernius jūs galėtumėte vadinti ABBA. Galėtume. Kodėl nepasivadinot taip? Kažkaip reikėtų jūs įprasminti jūsų komandinį pavadinimą. Tai vat kažkaip tai tas pavadinimas toks nesusiformavęs dar, bet pagalvosim apie tai. Buvo kilusių minčių tokių ir ABBA, ir BABA visokių. Ir Adai pats nesutikai, ar Aidas nesutiko su pavadinimu BABA? Į Rusiją labai gerai būtų važiuoti su pavadinimu BABA. Nepriėmėm bendro sprendimo dėl BABOS, taip ir... Taip ir tyliai. Be pavadinimo kol kas. Be pavadinimo. Aidai, Adas taip kažkaip paties viešumo šešėlyje buvo. Kodėl Adas, man atrodo, pirmą kartą čia į radiją atkulniavo, tai dviese kažkaip? Tai pirmą sudėtinga susiderinti šiaip laikus. Kaip žinia, buvo užsiėmę, o Adas dar karstosi po medžius, tai iš medžio kartais iškelti sunku. Adai, ką reiškia karstosi po medžius? Čia kažkaip neįsipildžiusios vaikystės svajonės? Darbas. Aukštalipio darbas. Tai kaip aukštai tenka lipti? Tai čia medžiai turbūt, kaip Aidas sakė, tik tai pramogai, o iš tikrųjų kur lipat? Tai tik į medžius ir lipu. Į medžius? Jo, pramoga yra motociklai, o medžiai yra darbas. Tai tie visi visokie nuotykių parkai paties darbas galbūt yra? Kolegų darbas. Kolegų. Taip. O tai ką medžiuose pats veiki tada? Užlipu į medį ir tada pjaudamas jį leidžiuosi į apačią. Aha, svarbu nepjauti to šakos, ant kurios pats sėdi. Ja. Supratau. Tai, tokie ekstremalai būdų ir gyvenime panašu, kad ir trasoje. Tai gerai, grįžtam prie tos trasos. Kokią taurę čia mums parvežėt? Ne visai taurė, tokia iš metalo išpjauta kontūro Ladogos ežero, toks simbolinis, jis visą laiką toks ir nuo vietos priklauso jo dydis, tai prizai yra visuomet tokie patys. O dar, Adai, be to gaunat kokį ten padangą naują motociklui? Aidai, leis ką du atsakyti. Gerai, leisim. Ne, padangų gaunam tik tokią tikrai rusišką statulėlę iš kokių gal 1,5 centimetro storumo metalo pluošto, tikrai matosi rusiškas darbas. Bet tai tik tarp mūsų, o tai nepadovanoja nieko ten 0,7? Turbūt nebeliko jau. Per 8 dienas visas 0,7 išgeriau. Suvartojo organizuoti. Aš dėl ko norėjau įsikišti, kad tavo klausimas buvo trečias turbūt per paskutinę parą, nes mūsų ant sienos irgi klausė, o tai ko jūs, sako, ten važiuojat, jūs pinigų gaunat ar kaip? Nu, nesakom, patys mokam, nes startinis kainuoja ir visa kita. Tai tik tai statulėlė ir viskas, ir jokių pinigų. Aš irgi sakau, tai kas čia per varžybas? O tai kas tame tai tas varžybas ir traukia? Tai kokio velnio ten važiuoti, jeigu tik parsiveži tą Ladogos kontūrą, tai pats gali įsipjauti. Susimastė vyrai. Neturim šito kaip vektorinio failo. Lobzigo neturim, jo labai storas, kaip minėjo, labai storas plėnas, tai neturim. Dėl to važiuojam, kad įpjautų. O tai ką žavi, Adai? Pačiam Ladoga kelinta šiemet buvo? Antra buvo. Jo, tai tiesiog žavi ta kitokios trasos, kitokia gamta, kitoks, nežinau, ten tiesiog trasų struktūra visai kita, ko Lietuvoje nelabai gautum. Ten tokie akmenys yra dideli, uolienos, purvo iki kaklo ir virš galvos galima gauti. Tai tokie čia pas mus Vilniaus apskrityje, nebent Pabradė tik tai, bet nesulyginami dalykai. Na, tai iš tikrųjų nieko tokio nerasi Lietuvoje, net paieškojęs taip gerai. Na, įsivaizduokim, kad mus leidžia turbūt per Čepkelių raistą kokį analogą. Ten be abejo nesaugomas teritorijos, nes turbūt pusė Rusijos yra pelkės, tai kaip ir to gėrio ten užtenka. Bet analogą, jeigu pats sakai, kad ar įmanoma rasti, tai turbūt įmanoma, bet pas mus yra visur arba privatus miškai, arba saugomos teritorijos. Ir realiai motociklininkai gali važinėtis panašiomis sąlygomis, tik tai pabradės poligone, kur treniruojasi mūsų kariai, tai jiems leidus vyksta ten varžybos, ten kur važinėja tankai, tai važinėja ir motociklai. Tai tų sąlygų yra, vietų važiuoti yra labai nedaug Lietuvoje.
O tai iš esmės tuomet, jeigu neturi tokios tinkamos vietos, kur pasitreniruoti, tai Ladogai pasiruošti kaip ir nelabai gali sakyti. Tu gali paruošti techniką ir nusiteikti, kas ten tavęs laukia, bet pasibandyti kažkur čia. Ruoštis galima kitais būdais, nes čia Ladoga susideda iš važiavimo ir iš tokio gan sudėtingo navigavimo. Tai va tą navigavimą galima pasitreniruoti ir čia. Navigavimas, kaip jūs tuomet atrodo, jeigu tai pasiaiškintume subtilybės ir, pavyzdžiui, jūs dviese važiuojat, tai kažkuris yra atsakingas už navigaciją, o kažkuris už kažką kitą, ar kaip? Ar abu ieško teisingo taško? Šiaip abu, dažniausiai taip jau susiklostė, Adas važiuoja seniau ir jisai važiuoja greičiau šiek tiek už mane, tai jam daugiau laiko lieka ir navigavimui, bet šiaip naviguojam abu. Tai Aidas truputį stabdo patį. Važiuotum ir nuvažiuotum, o tas velkas iš galo. Ne, nesivelka. Čia toks komandinis darbas, kad gali ir pirmas ten taip įsės, kad po to jau prašysi antro Aido, kad padėk išlipti, išvažiuoti iš purvo. Tai taip, kad tokio didelio atotrukio neturim ir toks čia kaip komandinis važiavimas, tai reikia būti kaip ir drauge kartu. Bet Aidai, jūs taip ir važiuojat dviese, kaip čia pasakyti? Dviese, nes startas yra duodamas, stovim prie starto linijos abu kartu, o finišas yra tada užskaitomas, kada finišuoja antrasis. Tai nėra prasmės nulėkti vienam. Negali palikti, taip sakant. Negali palikti, nes mes turim pasikalbėjimo įrangą, kuri traukia ribotą atstumą ir jeigu kažkur tai nuklysi ir kažkur užstriksi, tai tiesiog negirdėsi, kad reikia padėti išsikrapštyti. Tai daugiau mažiau važiuojam vis tiek matomumo ribose vienas nuo kito. Adai, o teko šio į Ladogoj krapštyti vienam kitą iš kur nors? Ar jau taip kažkaip susitvarko? Ne, į dieną po porą kartų būna taip kaip minimum, kad reikia pagalbos. O tai tas krapštimas dėl ko atsitinka? Neteisingai nuvažiuojat, nunaviguojat, ar tokia jau yra trasa parinkta, kad turėtumėt įbristi? Tokia trasa, kad nėra galimybių pravažiuoti kažkaip sausam. Tai va ir tada ten tarkim pelkė eina ir visur kažkokios samanos, ten gėlytės, pukučiai, atrodo gražu ir važiuoja ir makt iki sėdynės motociklas ir vienam jau tada jau nebėra šansų kažkaip krapštytis, tada jau dviese komandiniu darbu išsitempia motociklą. O Aidai, o tai kažkokių priemonių pagalbinių jūs iškasti tą motociklą turit? Pavyzdžiui, ten visureigininkai, tai visi žino, ten to gervių prisiriša visko, motociklą jūs rankytę miškasat? 4 rankos ir 4 kojos, taip, tik rankom. Na, jeigu jau taip palaidotum, kad jau visai, tai nežinau, reikėtų arba laukti kokio keturačio, kuris irgi turi gervę, arba visureigio, arba sraigtasparnio turbūt, bet šiaip, neprireikė to. O buvo pačio žiniomis kada nors, kad jau taip reikėtų motociklą kam nors apskritai nutraukti, jau nebe su žmogaus jėgom? Tai buvo netgi kaip pilnai ten vadinasi dabar pavadinimas tas perimetro Ukmergės versmės trasoje, kai 4x4 perimetro, vienas iš etapų, tai netgi ten sugebėjo vienas motociklininkas užkasti taip galinį ratą, kad reikėjo su visureigiu ištempinėti. Net įmanoma taip ir su motociklu užklimti? Taip. O tai klimsta tie, kurie sunkesni, aišku, o jūs važiuojat lengvais, kaip aš? Ne, tai čia užsikasė lygiai toks pat, su kokiu važiuojam ir mes. Jūs KTM-ais važiuojate? Mes taip. 125, 250? Adas 250, mano 350. O kodėl skirtumas motociklų yra? Na, taip jau susiklostė istoriškai. Nuo neatmetamų Lietuvos didžiosios kunigaikštystės laikų Aidai visuomet važinėdavo galingesniais motociklais negu Adai, ar ne? Supratau, vyrukai, padarom tokią pertraukėlę, grįšime dar pokalbio. Ladogos įspūdžius mes čia gliaudome, Aidas Bubinas ir Adas Bernius, kalbėjom, dar net labai vietos neaptarėm, kurią jūs ten užimėt, tai išsyk po pertraukėlės viską ir aptarsim. 10 valandų ir 36 minutės. Čia mes, kaip ir žadėjau, tęsame pokalbį su dviem iš Ladogos šiąnakt faktiškai grįžusiais Aidu Bubinu ir Adu Berniumi. Tai, kaip ir žadėjau, tai pradedam aiškintisgi kelinta pozicija. Antri likot ar tapot? Pradžiai tapom, o po to likom. Tai kaip čia tai viskas susiklosti? Tai viskas prasidėjo nuo pirmos dienos, kada kuomet netilpom į skaitinį laiką, gavom baudų 7,5 valandos. Ir tada... 7,5 valandos, tai ką jūs ten padarėt? Mešką pervažiavot?
Tiesiog pavėlavom į traukinį 20 minučių. Supratau, o kitas buvo tik po 5 valandų. O kitas po 7,5. Ja, tai, na, taip jau gavosi pagal reglamentą. Tiesiog viena komanda spėjo pravažiuoti organizatorių tą trasą per numatytą laiką ir jie pravažiavo, visi kiti gavo 2,4 laiko pirmųjų pravažiavusių, kas sudarė plus 7 maždaug su pusę valandos nuo pirmųjų. Ir taip, kaip pat tapom, taip ir likom iki pat galo, bandėm kapstytis į viršų, sumažinom atotrukį iki 3,5 valandos, bet, na, neužteko laiko. Dar jeigu būtų, kaip Dakare būtų dar 1 savaitę, manau, kad būtume pasivyję. Būtumėt pasivyję. Adai, pernykštė Ladoga ir šita Ladoga, kuri sunkesnė ir ar jau antras kartas buvo lengvesnis važiuoti? Galbūt sunkesnė buvo pirmoji, žiūrint iš tos pusės, kad apskritai man pirmoji Ladoga buvo ten toks formatas ir toks sudėtingumas, sunkumas, bet iš kitos pusės sunkesnė buvo antroji Ladoga, nes ten trasos buvo ilgesnės, sudėtingesnės, navigacija visiškai kitokia, nu, kaip panaši, bet tiesiog irgi sudėtingesnė yra, ten buvo tokių visokių niuansėlių, tai bendrai paėmus antroji buvo sudėtingesnė. Antroji sudėtingesnė. Supratau. Aidai, jeigu kalbėtume apie trasos sudėtingumą pačiam, kaip irgi tokie pat įspūdžiai kaip Adui? Šįsyk sudėtingiau buvo? Tai visiškai. Tai aš vieną Ladogą dar esu važiavęs prieš Adą su kitu porininku. Tai pirmoji buvo lengviausia, antra dvigubai sunkesnė negu pirmoji ir aš tai turbūt sakyčiau, kad trečioji buvo dvigubai sunkesnė negu antroji. Nes kai kurios dienos taip buvo sujungtos pernai metų, 16 metų, 2 dienų trasos su dar tam tikrais pravažiavimais. Tai viena diena šių metų buvo kaip 2 pernykščios, kai kurios dienos, o kai kurios visiškai naujos. Ir sudėtingumas turbūt didžiausias tame, kad organizatoriai trasas darė 2 savaitės prieš varžybas ir 2 savaitės prieš ten dar buvo visiška žiema. Ten aš kiek atsimenu, Audrius Sutkus dėjo į Facebooką nuotraukas, taip, kur baltas paklotas. Ten dar iki kelių buvo sniego ir jie, na, be abejo, pelkės užšalusios ir ganėtinai nesudėtingai pravažiavo tam tikras atkarpas darydami tas trasas ir nusprendė, kad, na, pirmoji diena, pavyzdžiui, Ladogos, tai bus iš visiškai lengva, per 2 valandas maždaug visi turėtų įveikti ją. Ir nevelnio. Ir stebuklas įvyko, sniegas nutirpo, pasidarė balos pelkės ir netilpom ne į 2 valandas, o netilpom į 6 valandas. Mes važiavom pirmą dieną 94 berods kilometrus, jeigu neklaidžiojant, bet kaip taisyklė visuomet vis tiek padarai kažkokių mažų navigacinių klaidelių ir tas atstumas išaugo, tai mes turbūt pravažiavom 110-115 km per pirmą dieną ir viso užtrukome 6 valandas 20 minučių. Koks tas vidutinis greitis skaičiavot? Be abejo, matyt, turit plius minus ten. Tai kiekviena diena šiek tiek kitokia, nes kiekvieną dieną danga vis kitokia, tai vieną dieną daugiau pelkių, kitą dieną daugiau akmenų ar ten smėlio. tą vidutinį greitį reikėtų išsivesti, bet na, jis tikrai nėra didelis. Tikrai yra vietų, kur gali važiuoti ten ir 100 km per valandą greičiu, bet dažniausiai tai tas greitis būna kokie 5-10 km, nes tu daugiau laiko neši kartais motociklo, negu jisai tave. Tai nelengviau į tiesiog kadai paimti ir prasistumti ten, kur gali neužėti. 5-10 km tai toks pusiau pėsčiojo greitis, greitai einant. Dažnai būna tokių vietų, kad su motociklu galbūt netgi greičiau pavyktų pravažiuoti, negu praeiti peškomis tas vietas. Tai šiaip nenešamo važiuojam. O, žiūrėjau, supratau. Tai dabar klausykit, Ladogą aptarėm, kokie ateities jūsų poros likimai ir kur čia suksit toliau? Vestuvės. Vestuvės. Gerai, kada kviečiate, jau suprantu.
Ne, juokauju, iš tiesų nedaug yra varžybų, kur vyksta dalyvavimas porose. Dauguma pasaulyje, Europoje vykstančių varžybų tiesiog yra individualiai įskaita ir ten važiuojama po vieną. Čia ta specifika tokia, būtent Ladogos galbūt, kur vienas, jeigu tu užstriksi, tai vienas nieko nepadarysi. Ir dviesi yra iš organizatorių pusės, organizatoriams yra saugiau, kai važiuoja du žmonės, nes jeigu vienam kažkas tai atsitiks, kitas gali ateiti pagalbą. Ne tik ištraukti motociklą, bet padėti susižeidus ir panašiai, ir iškviesti pagalbą. Tai panašios varžybos vyksta Lietuvoje, Pabradėje, vyksta vienas etapas Latvijoje, bet kur važiuojama dviesi yra, o šiaip ralio reidai visi, tas pats Dakaras yra visur važiuojama po vieną. Tai niekur jau nebevažiuosit šiemet? Šiemet važiuosime gal dar būt Pabradėje. Tai analogiškos, panašiai kaip pradžioje ir kalbėjome Ladogos galbūt formatas, bet tik tai tiek, kad turbūt dvigubai lengviau tą vieną dieną pravažiuoti Pabradėje negu vieną dieną Ladogą. Kągi, tai ačiū vyrai, kad užsuko. Aidas Bubinas ir Adas Bernius buvo su mumis, apie Ladogą kalbėjome, vyrukai su Ladogos kontūru parvažiavo namo, o tai reiškia, kad jie antri finišavo, tai geras pasiekimas, nes vietiniai tik tai juos aplenkė, o vietiniams, kaip sako, ir namų sienos padeda. Tai ačiū ir iki kitų pasimatymų. Ačiū Jums. Iki. Iki.